gražu, pasižiūrėk ten kokios spalvos. Wow, tikrai įspūdinga. Eik tu savo. Važiuojam į Londoną pakeliui į traukinių stotį. Reikia padaryti 4 vizas. Liko mėnesis grubiai iki kelionės. Tikiuosi viskas praeis gerai. Nebus jokių nesklandumų, traukinys nevėlos. Ir gausim svajotas vizas. Vizos kainuoja, kiek neatsimenu, apie 90 svarų. Turėtų tą pačią dieną išduoti. Čia stotis? Šita? $95 svarai vieną vizą, pildėm 4. Dabar yra kiek valandų? 12, per 4-5 valandas padarys, reiks nueiti atgal pasimti, sudės štampus ir tikiuosi viskas gerai, jei ne, skambins ir prašys kažko daugiau papildyti. Einam atgal į Londoną, pasižiūrėti, pasivaikščioti, turim 4 valandas, praeisim kažką, gal nusipirksim kažko, užkasim. Ir tikiuosi viskas gerai, laimingai važiuosim namo. Pakeliui namo, gavom vizas, užtrukom kokias 4-5 valandas, turbūt nuo 10 iki 12 tik priminėja. Biškai buvo nesklandumų, bet viską lyg įsprendėm. Iki 4-5 reikėjo laukti, kol atidarys ir išduos vizas. Bet viskas gerai, gavom vizas, pavargę, kiek beveik 15 km nuėję. Bet patenkinti, nes viską gavom. Sekanti stotelė tikiuosi Namibija. Penktadienis pagaliau namo, darbai baigės, tašės sukrautos, važiuoju namo po darbo, šiek tiek kamštis, bet tikiuosi būt laiku. 2:05 važiuoju pasimti 3 valandą, tai turiu apie 10-15 minučių. Tikiuosi namuose visi pasiruošę, visi viską susikrovę ir geros nuotaikos įdėsim link oro uosto. Skrydis 9 valandą, iš namų turim pajudėti, kaip minėjau, 3. Labai daug laiko, bet šiandien yra ilgas savaitgalis Anglijoje, tai manau bus kamščių, nes geras oras ir visi turbūt važiuos ilsėtis. Tai geriau sėdėti porą valandų kelionėje, negu strikti sėdėti namuose. Kai kam išgirdus žodį Namibija kildavo klausimų, kur yra ta Namibija. Valstybė įsikūrusi Afrikos pietuose, ribojasi su Angola ir Zambija šiaurinėje dalyje, Botsvana rytuose ir Pietų Afrikos Respublika pietinėje šalies dalyje. Pagal plotą, Namibija yra daugiau nei 2 kartus didesnė už Vokietiją ir beveik 13 kartų didesnė už Lietuvą. Nu jau atvažiavom į oro uostą, užtrukom biškį kelioniai, biškį buvo trafikų, bet viskas normaliai atvažiavom. Dabar bandom prisičekininti ir eisim kažką užkasti. Nusileidome Etiopijai, greitas persėdimas, mažiau nei valandą iki kito skrydžio, laukiam lėktuvo. Skrydis truko 8 valandas iš Londono į Etiopiją. Nepavyko nei kiek užmigti, nors skridom naktį, bet labai nepatogiai sėdėjom ir visai nesimiegojo, vis kitokių nuotykių čia turėjom. Tuoj skrisim
jau va, visi ruošiasi. Dar 6 valandas ir būsim Namibijoje. Pasiėmę visureigius, nuvykome į pradinį kelionės tašką – viešbutį sostinėje. Šio vakaro tikslas – pavakarieniauti ir gerai pailsėti, nes po skrydžio iš Londono esame gerokai pavargę, o be to ryt laukia kelionės startas. Pirminis kelionės tikslas – per beveik 14 dienų apvažiuoti šalį, vykstant iš sostinės į Namibijos pietus link vietovės pavadinimu Keetmanshoop. Vėliau aplankyti River Fish kanjoną, dar vėliau sukti į vakarus link miestelio pavadinimu Aus. Po to kilti link vienos labiausiai lankomų vietovių pavadinimu Sosus Ley. Sekantis sustojimas pajūrio miestelis Swakopmund ir Walvis Bay, bei aplankyti vietovę vardu Cape Cross, kurioje yra viena didžiausių ruonių kolonijų pasaulyje. Dar vėliau apsistoti Modisos stovyklavietėje ir galiausiai pasiekti vieną pagrindinių kelionės tikslų – Etošos nacionalinį parką. Ten praleidus keletą naktų grįžti atgal į sostinę iš šiaurinės miesto pusės. Bendrai kelioniai planuojama užtrukti apie 14 dienų ir nuvažiuoti daugiau nei 3000 km. Dabar važiuosim. Kur dabar važiuosim? Dabar važiuosim į Quiver Tree Forest Rest Camp, kuris yra už 510 km. Važiuoti reikia 4 valandas 50 minučių maždaug. Tai nedaug. Nuo šitos vilos iki kito apgyvendinimo. Aš galvoju bus daugiau. Ne. Tai reikia saliarko susipilt. Jau maisto nusipirkt. Nusipirkt maisto. Ten turbūt vakarienę gausim. Gausim vakarienę ir pusryčius. Okay. Bet rytoj neturėsim. To reiks patiems gaminti, tai reikia nusipirkt valgyti. Ir pakeliui kažko norėsim vis tiek. Be pietų neliksim. Tiek. Ką pakuojamės ir važiuosim? Jo. Nu ką ruošiamės važiuoti, reiks susidėti pinigus. Visi su gyvūnėliais, va, šitą vakar valgė man to, Vilma valgė šitą, ne? Čia Oriksas. O čia, ne, šitą nevalgėm dar. Va, pinigai vietiniai. Milijonieriai mes. Šitoj šaly su šitais banknotais. Nu, tai nors kartą pasijaust milijonieriais. Nu ką, segamės į krūvelę. Paliekam sostinę, kelias kol kas labai geras, eismas nėra didelis, bet apskritai Namibijoje girdėjau, kad kelias visur labai geras, net ir žvyrkeliai yra prižiūrėti, kažkokių didelių duobių nebūna, bet kaip bus iš tikrųjų, pamatysim patys, įsitikinsim, bet kol kas tai kelias tikrai labai geras, laukiau žiauriai karšta, gerai, kad mašina yra navigacija, yra kondicionieriai, tai visai smagu kol kas. Rodo važiuoti apie 6,5 valandų, tai yra pirmoji mūsų kelionės diena, pirmas mūsų tikslas.
dore nako adire mwene eu goino kako eu goino kako anegwa modhe kora wa mwaki aniachere tati ako hike anyana mosiete kora kara kara weda taga joera maito nyamokera maito Reudire kedo, adire mwene, reune dore nako, adire mwene, reu goino kako, reu goino kako. Džipuose labai gerai yra radijos, nes galim labai gerai kontaktuoti vienas su kitu ar ant lenkimo, ar šiaip kažką pasakyti. Kitas dalykas labai gerai yra greičio ribotuvai. Jeigu važiuoji per greit, automatiškai tave stabdys pipsėjimas. Tai net jeigu nežinai, kokiu greičiu čia galima važiuoti, automobilis tave įspėja, jeigu per greit važiuoji. Kaip pavyzdžiui dabar. Reiškia, mes važiuojam per greitį, reikia pristabdyti. Greitis čia apie 120, beveik visur kol kas, žvyrkelį rašo 80, o mieste 60. Tai labai kol kas neblogai, mašina patenkinti. Jeigu ką, B1 iki pat tos destination, B1. Aišku. Nu ką, gerą kelią, aš jau skarbonkę vieną įveikiau. Šūdą antą darysis, rankas pradės drebėti. Po to myš, pradėsim stovinėti kas 10 minučių. Gal ir gerai biškiai į kojas išties, kažkur sektorius vis tiek. Jo. Aniachere tati ako hike anyana mosiete kora kara weda taga joera maito nyamokera maito Che mama rinina. Tura la ba. Kafana lana tula ba. Dienos vakarienę. Važiavom, kiek mes kilometrų važiavom? 500. 500 kilometrų iki nuostabaus parko. O dabar yra vakarienė šio vakaro. Oriks, kaip vadinasi? Oriksas atvažiuoja. Viskas šviežiai, viskas karšta. Tuo ragausim, žiūrėsim, kas čia per skonis. Šaukštai, ką tik pagaminti. Šaukštai iš rago. Su gautų oriksų. Nu super. Skanaus šeimyną. Į operatoriaus nuogas. Valio. Valio valgy. Skanaus.
Šildaisi? Oi, koks storuliukas. Labas rytas visiems, kurie mus dar žiūrit, kuriems nepritrūko kantrybės ir neišjungė šitos gamtotyros programėlės. Trečia diena Namibijos pietuose. Atsikėlėm anksti prieš saulėtekį. Rytas gana šaltas. Išėjom vėl į tą vadinamą miškelį padaryti nuotraukų. Šiaip gražus vaizdas, bet gal nusprendėm, kad vakar saulėlydis buvo gražesnis, spalvos gražesnės gal. Dabar einam pavalgyti ir važiuosim dar žemyn į pietus, žiūrėt kanjonas ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Šiandien pranašavo gal tik 17. Naktį atsikėlėm, buvo irgi vėsu. Šiandien turbūt tikrai bus kempingas, ne kambarys, tai bus kažkas naujas iššūkis.
Kaip įspūdžiai? Labai gerai. Labai įspūdingai, tik davažiavimas nekoks, privažiavimas. Bet šiaip labai gražu, verta buvo atvažiuoti. Įvažiavimas 350 vietinių dolerių, bet verta tikrai mokėti tiek, nes kol kas vaizdai įspūdingi ir važiuosim dar vieną aikštelę panašių vaizdų tikimės. Dar geresnio. Žiūrėjau, bet man safari svarbiausia. Tas gazelės matėm. Dabar čia. Ta, kur valgiai. Tas vanduo, tos bangelės prie vandens. A ne? Nu parody. Žiauriai gerai. Parody. Čia. Moduliuot. Kur tas vanduo? Aha. Laukai gerai matosi. Palaukit, palaukit. Nu, kaip užlipsit? Va, ko nepadarysi dėl gražių vaizdų. O va. Nu va, svarbu nuotraukos yra.
mes važiuojam iki savo stovyklavietės, dar liko apie geras pusvalandis, apie 40 minučių. Buvom apsilankę kanjone, vaizdai įspūdingi, tik gaila, kad buvo truputį apsiniaukę, bet kartais išlįsdavo saulė, tai pasidarėm nuotraukų, pafilmavom, apžiūrėjom ir važiuojom toliau. Pakeliui matėm zebrų šeimyną ir dar daug kitų gyvūnų, tai tikrai buvo smagu. Vėlgi pafilmavom, ką tęsiam savo kelionę smėlėtais takais. Palikę kanjonus, toliau judame rytus, link miestelio pavadinimu Kolmonskop, kuris yra beveik už 500 km nuo mūsų stovyklavietės. Nuvykti planuojam per 5 valandas. Vietovė garsys savo deimantų kasyklos gyvenvietę, kuri pradėjo nykti per Pirmąjį pasaulinį karą, kai pamažu mažėjo deimantų iškasenos. Don't be a fool, I don't want you. I have my own man, I don't want you. Don't be a fool, I don't want you. I have my own lover, I don't want you. I'm happy here. Baby, I'm happy here. Who you when I'm with Zaki and not a foot I see and I who you
Klijuojam lipduką. Afrikoje. Gegužės 30. Aplankę šią unikalią vietovę, skubame į nakvynės namus, keliauti apie 1,5 valandos, o saulė jau po truputį leidžiasi. Namibijoje nerekomenduojama važiuoti sutemus, nes tokiu metu laukiniai gyvūnai būna aktyviausi, tad vairuoti gali būti pavojinga. We're getting down, we're getting low. We're getting down, we're getting low. We're getting down, we're getting low. Don't know the time, I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive, I think you know. We're getting down, we're getting low.
Labas rytas. Labas, šiandien pagalvoju. Kaip laukia? Labai didelis vėjas, bet nėra šalta. Gražiau vaizduoti dar pagalvoju. Jo. Na, dabar aš iš lauko pasižiūrėsiu. Gyvūnų matai? Ne. Toliau traukiam vakarų kryptim link Namibijos dykumos. Atstumas apie 350 km. Daugiausiai žvyrkelis, tad planuojam užtrukti dar apie 5 valandas. Sekančias keletą naktų praleisim būtent ten. Dykumoje temperatūros vyruoja nuo 1-2 laipsnių šilumos naktį iki 25-30 laipsnių karščio dieną. Vykstam link stovyklavietės pavadinimu Sesriem. Iš čia pasiekti garsiasias kopas truks apie 45 minutės. Picky, baby. Dancing, you know it. Love it, hey. Picky, chicky, eh. Know it, picky, eh. Dancing, picky. And everybody let me hear you say. Tiesa, ne viskas buvo tik nuostabus vaizdai ir gera nuotaika. Pakeliui dėja nepavyko išvengti ir smulkių gedimų. Biškį nesklandumo ant kelio. Nikolajaus automobiliai atsikabino langą, ieškom atsuktuvo. Nes mašina nieks nedėjo, nei atsuktuvų, nei jokių kitų įrankių, tik tai raktą padangę atsikabinti. Važiavam, sustojam, žiūrėsim, kas bus toliau. Okay, I'm kiting there. Yeah. Dar baisiau čia pasidarė, aš nesuprantu. Tarpinė kokia išmušė nahu, ne? Su vietinių pagalba pavyko nustatyti gedimą ir pastatyti visureigį ant kelio. Atsisveikinę ir padėkoja geriesiems inžinieriams, judėjome toliau. Nu va, sutvarkė. Padėjo. Inžinieriai sutvarkė Nikolajaus Toyota. Viskas. No? Yes? No water is there. No water. The water is here. Yeah. Wash hands. Yeah. Okay, Wash we wait hands. here. Wash hands. One. Okay. Ah, okay.
Servetėlių aš turiu. Gerai, servetėlių. Never mind, thank you very much. Thank you. The water is here. I can put the Yeah? pipe here. Okay, I wait. Okay, then go ahead. Ir servetėlės irgi gerai. Ką tik vyko nedidelis akcidentas, nušovė šlangą po labai gražaus nelygaus kelią ir teko taisyti. Va, mūsų draugai. Padėjo? Sutvarkė viską, padėjo? Nu jo, labai operatyviai, gerai, kad ta keitimas tas buvo toks nedidskis. Mašina traukia? Jo, viskas gerai. Kaip nauja? Nu, kaip nenuvo, pažiūrėk, tuoj maudysimės. Šlanga. Gal mašiną nuplaus. Žiūrėk, koks povas. Žiūrėk ir povas koks. Pakeliui sutikome vietinės verslininkės, kurios gana įkyriai bandė parduoti savo rankdarbius, bet dėja bendrauti su jomis sekėsi sunkiai. Aš nesuprantu jūsų. Om. Okay, Om. Naomi Campbell. No, 50. Aš nesuprantu. Thank you. Okay, enough. Thank you. No, we know we pick it. Dancing, pick it. Palapinės paruoštas. Laužas kūrenasi. Kulinariniai šedevrai ruošiami. Lietuviški patiekalai Afrikoje. Gerai. Ką man dabar pamaišyti gal? Tu užbėrei viską? Pasipjausiu svogūną. Nikolajus prie dėžės. Dėžės čipsų. Paėmėm pilną dėžę čipsų. Šį vakarą apsistojome čia. Stovyklavietė netoli kopų. Kai vaiva jėgų yra. Štai koks gražus rytas. Kaupas papėdį.
Labas rytas visiems. Iš Namibijos. Sunku net kvėpuoti. Dar viena diena Namibijoje. Šiandien ryte atsikėlę, važiavom anksti, labai kėlėmės, dar tamsu buvo. Važiavom į Kopas. Kokia gal 30-40 km. Kopas gana aukštos, apie 300 metrų aukščio. Kopėm ryte, didelis vėjas, buvo labai gana šalta buvo. Bet po to saulė pakilus. Labai greit iššilo, tiek temperatūra lauke, tiek smėlis pats. Tai buvo gana smagu. Nors pilni batai smėlė buvo, bet visi patenkinti, visi laimingi, prisidarė nuotraukų. Pavyko pakelti dronus, nors ženklai visur, kad negalima, bet pakėlėm. Pavalgėm pusryčius apačioj, dabar važiuojam link stovyklavietės. Jei ką nors gražaus užmatysim, dar stabtelsim. Kokia dabar oro temperatūra rodo? Dabar rodo 24, pusė 12 dienos. Taip, O ryte? važiavom apie 6 valandą, dabar yra pusė 12, tai jau kiek? 3-4 valandas. Daugiau, 5. O ryte kiek buvo laipsnių? Ten gal 6-8? Jo, ryte atsikėlėm, buvo vėsų 6 rodė, bet va, kaip saulė pakilo, tai temperatūra greitai iššilo. Kelias geras, kelias asfaltuotas, mašinų aplinkui nėra, nors iš pradžių įvažiuoti į Kopas buvo eilė mašinų, nes atidaro vartus nuo 6:30, tai laukiam gal pusę valandos, tai susidarė nemažai eilė mašinų, bet dabar va, visas kelias tuščias, jau važiuojam gal 20 minučių, nei vienos mašinos nesutikam. Važiuojam atgal į stovyklavietę, užkasim, gal kažką pagulinėsim ir vakarop važiuosim į kitą vietą prie didelių kopų, prie išdžiūvusio ežero. Tai tiek.
So this is Damara language, and I will tell you something with a lot of click sound. So it goes like then I will tell you more about the colors in Damara. The green is red is aba, and yellow is kumi, and white is kuri, and black is no. So I will count for you from 1 till 10. It goes like so 4 click sounds. Without knowing those 4 click sounds, there's no way you're gonna learn Damara language. It goes like and the soft one, and the pop one, and the side one, and the flap one. Prieš važiuojant į tolimesnę kopą dykumų keliais reikia nusileisti padangas iki tam tikro lygio. Sakė, skaičiuoju 25 sekundės ir bus tas lygis, kurio mums reikia. Važiuosim apie 5 kilometrus 4 varomais ir nuleistom padangom. Nu, žiūrėsim, ar neteks dykumoje miegotis šiąnakt. Nu ką, atvykom prie Žyvusio ežero, Deadvillei, vietinė turistų pamėgta vieta, bet jau matau, kodėl turistai mėgsta šitą vietą, nes vaizdas yra, nežinau, kvapą gniaužia, spalva kopų, nemoku net pasakyti. Labai gerai, kad esam tik 4. Daugiau nieko nėra, tai galėsim padaryti nuotraukų, pakelti droną galbūt. Žiauriai karšta, rodė 26-27 laipsniai, lipti šitas kopas, kurios yra labai įkaitusios nuo saulės. Tikrai nėra lengva, bet įveiksim, jau matau už kalno bus vieta, dėl kurios atvykome. Yra apie 100 km nuo mūsų stovyklavietės. Pagrinde kelias asfaltuotas. Likus 5 km reikia nusileisti nuo padangų orą, kad neįklimptum. Važiuoti tik su visureigiais, lengvas mašinos, autobusai ir visa kita sunkesnis transportas neleidžiamas. Tik tai su visureigiais. Nei vieno žmogaus nėra čia. Dykumoje esam visiškai vieni. Nu ką, laukiam vaizdų.
Nu, kaip įspūdžiai? O, labai geri. Kasdieną vis gražiau. Kiekvienas kampas vis gražesnis už kitą. Kaip tavo? Nu, gražu, gražu. Daug spalvų net ir man. Daug ir tau. Na, čia trys pagrindinės. Oranžinė, smėlio ir mėlyna.